Sveiki! Mano žadėtas video su skalbinių segtukais. Labai namudiškas, jums reikės tik tai, tarkim, 4 skalbinių segtukų ir ką aš sugalvojau, tai geriausia išeitis, ką namie mes susiturim, tai yra džiovyklė. Ir pratimas rankų plaštakoms iš serijos ergoterapija namuose. Bandykim. Sėkmės. Štai treniruoklis, kurį ligoninėje pagamino pacientas. Pradedam. Segtuką suimame nykščiu smiliumi, nykščiu didžiuoju pirštu, nykščiu ir bevardžiu, nykščiu ir mažyliu. Ir kartojam. Nykštis, smilius, nykštis didysis. Atkreipkite dėmesį, pirštai įmanomai tiesus. Kiek kartų daryti, spręskite pagal situaciją. Būtų gerai iki tokio malonaus, lengvo nuovargio, bet nereikia labai stipriai nuvargti. Dar galimas antras pratimo variantas, sudėtingesnis, nes labiau pavargsta raumenys. Jei norit, kad nufilmuočiau pratimą, komentuokit po šiuo video. Segtukų gali būti ir daugiau, kiek norit, gali tiek ir paimti. Atliekame su kita ranka. Galbūt tarp žiūrinčių yra kūrybingų, išradingų žmonių ir komentaruose gali pasidalinti savo sukurtais treniruokliais. Mielai lauksiu. Galit pastebėti, kaip nėra jėgos mažajame pirštelėje ir bevardžiame dažnai. O čia vaizdas iš šono, kad matytumėte, kaip dirba atskirai kiekvienas pirštas. Bevardžiai jau sunkiau, mažyliai irgi būna ką veikti. Kartais nori padėti mažylį bevardis. Tobulas man šis pratimas treniruoja kiekvieno piršto raumenis, o po pratimo labai maloniai jaučiasi plaštakos tonusas. Todėl pakomentuokit, kaip sekėsi jums. Iki.